Pavyzdys, kaipgi vyksta tie studijavimai kartu. Ir aš kviečiu pačiupinėti Atominiai įpročiai knygą. Tiesiog atsiversiu bet kokį puslapį. Matau antras dėsnis, sakykime, skyriaus santrauką. Baigiam skyrių ir skyriaus santrauką. Kultūra, kurioje gyvename, nulemia, kokie poelgiai ir įpročiai bus mums patrauklus. Taigi, kaip tai suprasti? Kultūra, kurioje gyvename, yra posakis, kad parodyk man 5 savo draugus, aš pasakysiu, kas tu. Kad save turime apsupti su ta kultūra, kurią mes norime matyti savyje, kurią mes norime matyti savo ateityje. Nes tai nulemia, kokie poelgiai ir įpročiai bus mums patrauklus. Ką mes laikysime normalu. Tai ateina iš mūsų aplinkos. Mūsų normalu ir ateina iš mūsų aplinkos. Taip, kaip galvoja mūsų aplinka, mes pradedame, norime ar nenorime irgi galvoti. Taigi labai reikia kreipti dėmesį į kultūrą, kurioje gyvename. Mes linkę išsiugdyti įpročius, kurie giriami ir pripažįstami mūsų kultūroje. Nes visi nepaprastai trokštame pritapti prie minios ir jai priklausyti. Argi ne taip, mes bandome pritapti prie kažko. Yra tas bandos jausmas, nori ar nenori, yra tas bandos jausmas, nes tai tiesiog... Žiūrėkit, gyvūnai, bandoje yra saugiau, lygiai taip pat ir mūsų tas instinktas, kad bandoje saugiau ir mažiau atsakomybės reikia prisiimti, nes mes visi kartu, ne aš vienas sprendžiu ir priimu sprendimus. Taigi mes linkiau išsiugdyti įpročius, kurie giriami ir pripažįstami mūsų kultūroje. Mes norime būti pastebėti, ar ne taip? Yra tas, kad mane pamatytų, kad mane atkreiptų dėmesį, tai mes trokštame pritapti prie minios. Yra tas. Sutik, nesutik, bet tai yra. Mes linkę mėgdžioti 3 socialinių grupių įpročius. Artimųjų, tai yra šeima ir draugai, daugumos, tai yra minia, ir galingųjų, įtakingų ir turinčių aukštą statusą visuomenėje. Mes linkę mėgdžioti 3 socialinių grupių įpročius. Tai artimųjų, nes artimieji ir draugai yra tai, ką mes nuolatos matome ir tai įrašinėjimai mūsų pasąmonė ir savaime atsifiltruoja ir pradeda gamintis mūsų energijoje ir mūsų kūno veiksmuose. Daugumos, tai vėlgi minia. Ar ne taip yra, kad per televiziją kažką pamatėt, kažkur pasakė, socialiniuose tinkluose kažkas, vienu žodžiu, pradėjo kažkokį trendai dabar, ar ne, yra Reelsą kažkas pradėjo, žiūrėk, ir daug beždžioniukų diskoteka prasideda, ar ne, pamėgdžioja taip pat, ir aš tokį darau, yra tos minios toksai, ar ne, mėgdžiojimas. Ir žinome, galingųjų tie, kuri užima padėtis kažkokias. Ir nebūtinai aš sakau, kad ten kokį prezidentą reikia pamėgdžioti, bet mes tikrai turime tuos tokius influencerius, tuos tokius žmonės socialiniuose tinkluose, kur mums patinka stebėti ir mums patinka kopijuoti taip pat, irgi pamėgdžioti juos. Tikrai yra. Aš, pavyzdžiui, sąmoningai pasirenku kai kurios žmonės sekti, nes man patinka, kaip jie veda savo gyvenimą. Aš noriu, kad mano pasąmonė irgi įsirašytų tą gyvenimo būdą, tuos įpročius, tokį mąstymą, kaip reikia gyventi ir lipti į viršų, kad reikia visada augti gyvenime. Kitas punktas. Vienas iš veiksmingiausių dalykų, kuriuos galite padaryti, norėdamas išsiugdyti geresnius įpročius, tai prisijungti prie kultūros, kurioje jūsų trokštamas elgesys laikomas normaliu. Jūsų trokštamas. Mes neturim pritapti. Mes turime pasirinkti kultūrą, kurioje mūsų elgesys. Ar trokštamas, kaip aš sakiau, aš seku žmonės, nes aš trokštu irgi tokį elgesį pas save į gyvenime implementuoti. Tai ten, kur yra normalu. Antra, pasirinkti grupę, su kuria jau turite ką nors bendro.
Argi nebūtų daug lengviau bendrauti su žmonėm, su kuriais turite kažkokį tą patį interesą, kaip aš kuo daugiau, aš vis daugiau pritraukiu žmonių, kurie lygiai taip pat nori ir eina ir siekia vidinio augimo ir lygiai taip pat tai išreiškia garsiai ir veda kitus, rodo kitiems, kad, atsibuskit, reikia, kad tu dirbtum su savimi, jeigu tu nori pakeisti, kas vyksta tavo gyvenime. Nebėra tie laikai, kad rasi lobių dėžutę ar koks nors senelis numirs ir paveldėsi dvarą kažkokį. Nebe tie laikai, nebe piratai nesam jau tie tokie dvarininkų laikų gyventojai, reikia keisti save, jei nori, kad keistųsi gyvenimas. Kitas punktas. Įprastas minios elgesys dažnai nuslopina trokštamą pavienio individo elgesį. Dažniau mes renkamės būti neteisūs su minia, o nebūti teisūs ir vieni. Įprastas minios elgesys dažnai nuslopina trokštamą pavienio individo elgesį. Argi ne taip? Labai dažnai, kad minia taip daro, tai mes pasirenkam patylėti ir eiti su ta minia. Vietoj to, kad parodyti, kad žinot ką, aš taip nenoriu. Ir atsiskirti. Labai daug yra paveiksliukų, aš esu mačiusi, ar esat matę, kad kur minia, kad rinkis ne su minia eiti, rinkis eiti ten, kur eina gal 1, 2 arba 3 žmonės. Nes ten, kur minia eina, ten jau perpildyta. Ten, įsivaizduok, yra minia ir yra ten, kur 2 ar 3 žmonės, ar ne? Ir kiekviena pusė gauna po labai skanų pyragą. Tai dabar ta minia pasidalina tą pyragą, tai po kokį kiekį to pyrago jie gauna. O ten, kur jie 3 pasidalina tą skanų pyragą, tai koks kąsnis jau jiems kliūva. Čia kaip pavyzdys, pagalvoti. Ar tu nori tikrai su minia eiti, gal geriau atsiskirti ir eiti ten, kur eina keli žmonės, bet jie žino, kur eina. Nes tai yra, ką jie nusprendė iš vidaus daryti. Irgi pamąstymai, ar ne? Šita knyga labai yra nuostabi. Ir paskutinis, jei elgesys gali atnešti pripažinimą, pagarbą ir pagyrimus, mums jis atrodys patrauklus. Jei elgesys gali atnešti pripažinimą, pagarbą ir pagyrimus, mums jis atrodys patrauklus. Jeigu elgesys kažkoks mums atneš, kad mane pastebėjo, mane pagyrė, tai mes jį ir renkamės. Nors nebūtinai tai yra, tas elgesys yra pagrįstas mūsų įsitikinimais, mūsų vertybėmis ir mūsų trokštamais dalykais. Mes dažnai norime, kad grįžtų tas pripažinimas iš kitur. Mes kažką visada trokštame daryti, kad mane pastebėti, pasakyti, pagirti. Kaip faina, kai iš šono kažkas pagiria ir pastebi, kad aš viską padariau, aš pasiekiau, aš čia sugalvojau. Mums tai patinka būti pastebėtams, bet iš tikrųjų, ką reikėtų stengtis daryti, ir numeris 1 yra mūsų sėkmės kelio taisyklė, kelio į sėkmę taisyklė, tai kad aš savimi didžiuočiausi, aš matyčiau, kokia aš šauni esu, aš matyčiau ten viduje, nes ką mes transliuojame. Dabar, kai mes norime iš aplinkos gauti tą pagyrimą, kas vyksta? Kas vyksta? Ką mes transliuojame? Kokia energija eina? Kad aš noriu, neturiu, noriu iš kito, siekimas toksai iš kito. O kai aš pati save myliu ir vertinu ir matau, kokia šaunuolė, tai koks yra, kad pasitenkinimas, mylėjimas gyvenimo, mylėjimas savęs. Ar ne taip? Tai ar vis dėlto reikėtų siekti pripažinimo iš kitur, ar vis dėlto reikia pripažinti savo, kad, aš viską labai šauniai darau. Man patinka, ką aš darau. Ir jei kam nepakeliui, viskas tvarkoj. Yra žmonių, kurie lygiai kaip ir aš eina į tą pusę, kur veda siela.
Ne aplinkos kažkokie veiksniai, bet vidinis išjautimas, vidinis noras, vidinis troškimas. Taigi štai taip, čia trupinukas 10 minučių aš parodžiau, kaip susitikus su grupe aš analizuoju knygą. Žinoma, čia mane tik girdėjot kalbant. Kai mes analizuojame grupėje, tai yra taip, kad kiekvienas žmogus irgi turi, aš nesakau, kad gali, turi pasireikšti, pasakyti savo nuomonę, ką jis mato, nes aš taip pat gaunu kitokių įžvalgų girdėdama kitų žmonių, ką aš perskaitau, kaip aš matau, kitas žmogus kitaip mato. Ir man labai patinka, kai grupėje susitikę mes dalinamės, kaip mes suvokėme štai, kaip mes matome tuos parašytus sakinius, kaip mes analizuojame ir kokį suvokimą, kokią mes gauname tą tokį atsiverimą, kad, blemba, rimtai. Štai, jeigu tu nori prisijungti prie štai tokių šios knygos analizavimų, studijavimų, nuoroda pridėta prie posto. Ir taip pat, jei neišeina, ne visada aš pastebėjau, kad paskutiniu metu vis neina prisijungti, jei neišeina, parašyk man, aš tave prijungsiu asmeniškai prie tos grupės. Ir dabar, ką mainais noriu? Dar kartą pasakau, jeigu tu esi mano komandos narys, tau nieko nekainuoja. Ateik, tu ten esi laukiamas. Bet visi kiti, kas nori prisijungti ir studijuoti, mainai turi būti. Aš galiu duoti nemokamai, viskas yra gerai, dėl to aš savęs nenuskriausiu, nes aš vis tiek studijuoju kiekvieną dieną, nes tai yra, kas padeda augti ir gerinti gyvenimą. Bet mainai turi įvykti, tai aš mainais prašau tik tais 8 eurai per mėnesį bus už štai tokius susitikimus. 8, kodėl man šitas skaičius patinka, nes tai yra begalybės skaičius. Aš lygiai taip pat noriu, kad kiekvienas iš jūsų, kuris investuojate laiką į save, gautumėte tą begalybę atgal, begalybę, kurios trokštate. O jeigu aš duodu kažką nemokamai ar ne, viskas yra gerai, bet jeigu tu imi nemokamai, vis ar ne, nemokamai iš kitų, bet pats nori gauti pinigų, tai neįvyks. Jeigu tu nedalyvauji toje pinigų sraute ir viską imi tik kas už dyką, iš tavęs gyvenimas irgi paims nemokamai. Tai, ką tu duodi, negrįž pas tave atgal pinigai. Dėl to aš simboliškai, tik sakau, 8 eurai per mėnesį ir mes galime kartu susitikę tobulėti. Nori, einam.